Sveiki žvejai! Kol Lietuvoje, kaip visada, oras krečia išdaigas ir putodams sniegs virsta į košę, tenka suktis iš situacijos. Ir šioje laidoje matysite mūsų kelionę į Švediją. Kol Lietuvoje sunku užlipti iš tikrųjų ant ledo ir visiems tikrai nerekomenduoju rizikuoti. Tiesiog norėsime parodyti savo puikią išvyką, puikias atostogas Šiaurės Švedijoje. Daugelis, kiek ir man teko girdėti žvejų, kuo toliau, tuo labiau pamėgsta tokias išvykas. Ir kas planuojate, dar abejojate ar vykti į šitą, tikrai galima taip ir pasakyti, žvejų rojų, rekomenduoju pasižiūrėti šiandieninę mūsų laidą ir jums spręsti, ar verta vykti į tokią tolimą kelionę, susigrumti su įspūdingais laimikiais. Mūsų kelionė prasidėjo iš Vilniaus, susirinkome visi prie Kotos parduotuvės, ten mus pasitiko Darius, kuris ir organizavo šitą mums kelionę, taigi pajudėjome iš Vilniaus link Rygos, persikėlėme keltu į Stokholmą ir iš Stokholmo pajudėjome į šiaurinę Švedijos dalį, važiavome iš viso apie 800 km, atvykę į vietą, savaime suprantama, pernakvojome, vyko didieji pasiruošimai, diskusijos, ką reikia gaudyti, kur reikia, ant ko, kaip, buvo labai žiauriai kankinamas Darius įvairiais būdais, atsakinėjo mums kantriai mūsų užduodamus klausimus ir buvo nuspręsta, ko ir visi labiausiai norėjo šioje išvykoje, tai pagauti vaivorykštinių upėtakių upėje. Taip, kad esame visi jau autobusike, 6:00, iki mūsų numatytos žuklavietės yra 109 km, taip, kad galima atsipūsti, nusnausti dar. Na ir iš tikrųjų, sniego čia jau yra įspūdingas kiekis. Labai gražus vaizdai, taip kad belieka tik tais atsipalaiduoti ir laukti pirmųjų kibimų. Na ir šiek tiek mane nustebino tai, kad tuos upėtakius tose upėse reikia jaukinti granuliniais pašarais, taip vadinamais tautiškai kombikormų, pakankamai nemažai jo berti ir dėti ant didelių avižų musės lervas, nes tose vietose negalima gaudyti jokiais dirbtinais masalais, tai yra draudžiama, tik tais natūralios kilmės masalai, tai mes pasirinkome savaime suprantamą musės lervas. Taigi dabar Darius truputėlį praves trumpą instruktažą, kur čia galima eiti, kur čia žvejoti ir ant ko žvejoti. Žvejyba čia bus pagrindas upėtakiai. Orientuosimės upėtakius, ten viskai tolėliau paėjus galima sykus pagauti. Žvejoti yra ženklas, švedų pastatytas. Už ženklą eiti draudžiama, nes ten yra suplonėjęs ledas labai. Šičia gylis apie 2 metrai, srovė. Kol kas nežinau, ar bus vieną dieną būna stipresnė, silpnesnė, bet taip daugmaž žvejyba visai. Ir nuo dugno, ir aukščiau dugno bandom. Bandysim visus variantus įmanomus, ką tik žinau, viską išduosiu jums. Tai gerai, gal ir pradedam, negaištame laiko. Negaištame laiko, nes taip kažkaip per vėlai atvažiavom, bet tikėsimės bus žvejyba gera. Tai kad ruošimės. Pasiskirstę po upę, pradėjome gręžti pirmas skyles ir pirmų kibimų tikrai nereikėjo ilgai laukti. Bičiuliams užkibo pakankamai nemaži upėtakiai. Dar noriu paminėti, kad vyrauja toje upėje tokie pakankamai nemaži, nuo kilogramo, netgi iki 6 kg individai tokie užauga ir mums gal tų didžiųjų tuo metu ir nepavyko ištraukti. Tačiau po porą kilogramų tokių žuvų tikrai pagavome ne vieną. Ir ta pirma diena praėjo labai žiauriai greitai, pilni buvome įspūdžių, buvo ir nulaužtų kablių avižėlėms, ir nutrauktų valų ir vienas kitas nustebindavo ir margasis upėtakis užkibdavo dar plius. Taip kad diena prabėgo, kaip sakoma, kaip viena akimirka.
kokiosgi kibiausios yra avižos, Dariau? Kibiausias avižos yra, sakau, vienas iš didesnių turi būti didelė, su pėtakėm, spalvos, sakyčiau, būna diena, kada tamsios veikia, būna, kada ryškios dirba. Matau, čia tu prisidažęs įvairiausių. Jo, čia prisidažęs galvojam tokias, irgi pabandymai. Kažkada ištestavau, čia mano pati pirmoji aviža. Pats rankelę pasidažėm, tokia yra, principė, karšinė aviža. Pabandėm šį, čia tikrai gerai sudirbo, pasigaminom, paskui ir sudažėm įvairių spalvų ir įspūdingai sudirbo. Čia yra švediškos avižos, irgi labai gerai sudirbo avižos. Nu, atsakau, turėtų būti visos avižos didelės, su dideliais kabliais, aišku, kabliai turi būti aštrus ir tvirti. Nu, matau, tikrai čia šitų avižų Lietuvoje tikrai esu matęs ir tiesiog matosi net ant vienos avižos, kokia jinai Lietuvoje būna, va, tokie tiesiog yra varios spalvos ir tiesiog jau matau, čia jau Dariaus datobulinta iki, jo, davesta iki. Ir čia matau naujas yra, va, kiek žinau, modelis su šiek tiek patobulintų geresnių jau kablių. Taip. Na, kaip suprantu, šitas avižas daugiau naudoja kaip čia, tokie didelėje srovėje, jo, kur šiek tiek yra sekliau ir netokia didelė srovė, tai tinka ir šitos paprastos avižos spalvotos. Tos ir mažesnės avižos, aišku, tinka. Ir čia grinai tą avižą didelė dedam, nes žvejojam čia srovė, yra srovė gana didelė. Gylis nėra didelis, nuo 2 metrų žvejojam iki 4 metrų. Tik reikia dar atkreipti dėmesį, kad būtų jau tvirtas tikrai kablys. Taip, kad kablys tikrai turi būti tvirtas, neatlenktų ir patikrint prieš kiekvieną šitą, kad tai nėra. Žodžiu, reikia geriau rinktis kokybišką kaip visą daiktą, nes čia, kaip sakoma, žuvys stiprios ir visko gali atsitikti. Yeah. Kolektyvinis darbas. Sykų žvejyba jau vyko ne upėje, gaudėme ežere. Na, tikrai įdomi žūklė, įdomi žuvis. Rinkomės duobės apie 15, 14, 12 metrų. Čia jau labai didelė pagalba buvo iš to, kad turėjome gilmačius, tai diperius. Ir jų pagalba susirasdami žuvų pulką labai puikiai rodydavo. Ir netgi pamatė, tiek buvo žvejų iš Estijos, Latvijos, Suomijos, tie patys švedai. Pamatė, kągi mes čia darom, ką ten mes kišom į vandenį, labai susidomėję žiūrėjo, kad per daiktas ir po to net ateidavo paprašyti, kad parodytumėm, ką mes šitokio turime ir pamatuotumėm jiems gylį, ne tai, kad pamatuotumėm gylį, bet tiesiog surastumėm žuvį. Ir Darius vaikščiojo ten su savo gilmačiu, kaišiojo jaketas ir daug sulaukė labai padėkų, nes kur parodydavo žuvį, ten dažniausiai jinai ir užkibdavo. Tai sykų žūklė buvo tikrai irgi įdomi. Na ir naudojant gilmatį tikrai lengva buvo susirasti, kur ta žuvis yra. Nes jeigu, tarkim, 14 metrų gylis, tai labai įdomiai tokiais būriais išsirikiavę. Pirmas būrys mažesnių stovi 5 metrų gylyje, visa eilė matosi. Po to kažkur tai 8 metrų gylyje, kita linija ir jau prie dugno didieji. Tai aš pabandžiau tokiu būdu pažvejoti, kad nuleidau tiesiog balalaikos, tai vadinamas meškerėlės pagalba, pasiėmiau ir pradėjau gaudyti nuo paviršiaus, nes 4-5 metrų gylyje, bet pasižaidžiau šiek tiek, pagavau keletą nedidelių egzempliorių. Iš smalsumo nuleidau ir 8 metrus, ten tokie patys kibo, šiek tiek jau išgiliau kibo rimtesni, savaime suprantama, Dariui geriausiai kibo ir didžiausi, nes jis daug turi patirties, kažkokių tai ten slaptų avižų, ant kurių jam kabinosi tikrai neblogi egzemplioriai.
Na, baigėm šitą žūklę, grįžom namo ir kitą dieną sprendėme, kągi veikti ir mes su Dariumi nusprendėm imti tokį kalnų laukinį ežeriuką, kur girdėjome, kad gyvena labai dideli kiršliai ir palijos. Ta išvyka tikrai buvo įspūdinga ir visiems rekomenduoju pabandyti pagauti kiršlį. Ne kiršliuką, o kiršlį, kuris yra nuo 50 cm, gal didžiausias, kiek matavome, buvo net 57 cm, tai yra tikrai galingos žuvis. Ir jos traukti iš 4 metrų gylio su avižėlė, su meškerėlė paprasčiausia balalaika, tai tikrai yra reikalų ir įspūdžių buvo labai daug. Man netgi labiausiai gal buvo tokia įsimintiniausia ta diena ir įsimintiniausi laimikiai. Savime suprantama, palijų tose ežeruose irgi yra pilna, pagavome ir jų. Žodžiu, galima gaudyti Švedijos ežeruose įvairią žuvį, tiek ir margieji upėtakiai, palijos, tie patys kiršliai, galima tuos ir pačius sykus susirasti. Žodžiu, yra ką veikti ne tik upėse, bet ir ežeruose. Nu ir matau, naudojate, kaip visada, echolotus. Nu taip, echolotas čia būtinas yra, pasakyti, vien dėl to, kad yra lengviau surasti žuvį. Ne tik ant dugno būna, nebūna ir aukščiau būna, kaip pastebėjom šiandien, ir buvo beveik po ledu, netgi įleidus ir echolotą matėsi, kad žuvis aukštai buvo ir galva įkišusius. Taip, tai reikia, matosi net kaip ta žuvis vaikščia. Taip, kad nereikia sėdėti vienoje vietoje ant dugno paguldžius, reikia kilnoti ir aukščius. Taip, aukščius tikrai reikia žiūrėti ir gylį, ir kokie meni vaikštų. Na ir kaip ir praeitais metais, ir šiais metais naudojate Deeper, kaip ir aš naudoju Deeper, dėl to, kad tikrai yra patogus daiktas, nereikia jokių laidų naudoti, nieko, tiesiog įsimetė ją, kad ir pamatė, pasižiūrėjai, įsitraukė. Tai tiesiog liumtelni ir viskas. Ir žiūri per savo išmanųjį telefoną, kasgi ten po ledu gyvena. Ačiū tau, Dariau, už informaciją, netrukdau daugiau tavęs. Jo, einam žiūrėti, nes ką tik kolegai užkybo vieną žuvis, nespėjom pribėgti, nutraukė visas avižas, viską. Tai labai jisai piktas ant mūsų. Trumpai stabdome savo kelionę, nes norime papasakoti apie Deeperį. Net ne mes pasakosime, o mūsų bičiulis iš Rusijos, kokios gi naujienos yra įdiegtos šiame puikiame aparate.
Sveiki, žieminės žūklės mylėtojai. Šiandieną mes jums pristatysime atsinaujinusią Dipper versiją skirtą poledinės žūklės žvejybai. O dabar eisime patikrinti, kaip jis iš tikrųjų veikia ant ežero. Aš išgręžiau vieną eketę, Dipperio pagalba išsimatavau gylį, jis yra 6,5 metro. Gylis tenkina, šalia dabar gręšiu kitą eketę, į kurią įleisime kamerą. Ir realių vaizdų galėsite matyti, kas vyksta po vandeniu. Tuo tarpu sulyginsime, koks yra vaizdas mūsų išmaniajame telefone. Kaip matote, įdėjome Dipperį į vandenį. Kaip matote, jisai neskęsta. Kai tik tais patenka Dipperis į vandenį, jisai automatiškai susikomunikuoja su jūsų išmaniuoju telefonu Bluetooth pagalba. Ir iš karto pamatote savo išmaniajame telefone mums įprastą vaizdą. Dabar keletas žodžių, kaip įjungti poledinės žūklės režimą. Vienu paspaudimu surandame Ice Fishing arba poledinės žūklės ikoną ir tiesiog paspaudžiate, kad įjungta programa ir atsiranda pas jūs ekrane režimas, taip vadinamas flasheris, kuris yra skirtas polediniai žūkliai. Matoma yra gylis ir vandens temperatūra. Testui pasirinkome, kaip matote, tokį masalą, tai yra švytuoklė 5 cm, pasveriame, tai yra 20, sveria 4 gramus. Šitam testui mes pasitelkime dar ir kitą kamerą, kur jums parodysime vaizdą ne vien tik tais jūsų išmaniajame telefone, tačiau ir ekrane. Dabar išmaniajame telefone matome režimą skirtą polediniai žūkliai. Keletas momentų, kas jums padės labiau suprasti šitą įrenginį. Mėlynoji zona jums rodo ledą. Čia yra dugnas. Kaip matote, šitame visame ruože matome vertikalų vandens stulpą. Centre yra rodomas gylis ir vandens temperatūra. O vertikalus flasherio režimas jums leidžia nustatyti atspindžio stiprumą. Kaip matote, kol kas prietaisas rodo tik tais ledo atspindį. Jisai yra stiprus ir platus. Ir jeigu mes dabar įleisime savo masalą, mes pamatysime atspindį tiek vertikaliame flasheryje, tiek per vidurį ekrano. Aš leidžiu savo švytuoklį į vandenį ir matau savo išmaniajame telefone, kurioje vietoje randasi mano masalas. Dabar mano masalas sustoja kažkur tai apie 3 metrų gylį. Leidžiu iki pat dugno, kad atsiremtų į jį. Mes dabar savo masalą matome ir telefonoje ekrane. Tai yra mirksintis oranžinis geltonas simbolis. Taip pat mes matome masalą ir per kameros ekraną. Dabar aš po truputėlį pradėsiu kelti savo masalą į viršų ir stebėsiu savo telefono ekrane. Apskritime matoma geltona linija, kuri po truputėlį irgi kyla į viršų, tai irgi yra mūsų masalas. Taip pat dar noriu pristatyti vieną privalumą Dipperio echoloto, kaip galime nustatyti gylį, neišgręžus eketės. Kaip matote, aš padedu Dipperį ant ledo, šiek tiek papilu prie jo vandens ir ledo, kad atsirastų kontaktas su mano išmaniuoju telefonu. Я вижу отображение и показания глубины на экране своего телефона. Как вы видите, на экране ir jisai be jokių problemų kiaurai ledą nustato gylį. Kaip matote, gylis yra 6,5 metro ir taip pat rodo tą pačią temperatūrą - -2 laipsnius pagal Celsijų. Ir kaip matote, duomenys sutampa gylio ir temperatūros tiek įleidus į eketę, tiek padėjus ant ledo Dipperį. Šiandieninio mūsų filmavimo tikslas nebuvo pagauti žuvies, o pristatyti naujovę, kuri yra įdiegta į šį išmanųjį gilmatį.
Jeigu būtų ant dugno žuvis ir ji šiek tiek pradėtų kilti, mes tikrai pamatytumėm mirksintį simbolį, kaip tai reikštų, kad žuvis po truputėlį juda į viršų link mūsų masalo. Šiandien mūsų uždavinys nebuvo pagauti žuvis, tačiau, kaip ir anksčiau minėjau, pristatyti naujovę. Savaime suprantama, masalas gali būti ir didesnis, ir šiek tiek mažesnis. Tikrai be problemų šitas prietaisas jums jį parodys. Taigi, bandykite, testuokite ir tikrai neliksite be laimikių. Jeigu kažkokių tai kils klausimų, drąsiai galite rašyti. Mums šiandien kimba Facebooko puslapį ir mes pasistengsime atsakyti jums iškilusius klausimus daug išsamiau. Ačiū už dėmesį. Iki pasimatymo. Taigi, kaip matote, šitą mažąjį burbuliuką tikrai telpa daug didelių smegenų ir jis tampa žiauriai universalus prietaisas, kuris tinka įvairioms žūklės sąlygoms, tiek žiemą, tiek ir atviro vandens sezono metu. Na ir iš tikrųjų, puikia dovana. Ir mūsų tos kelionės keletas dienų labai greitai prabėgo. Atrodo, tik atvykome ir jau reikia išvažiuoti. Tačiau mintise, važiuodami namo, tikrai žinojome, kad mes čia tikrai sugrįšime. Tokia mūsų šauni buvo išvyka į Šiaurės Švediją. Noriu labai padėkoti Dariui už puikiai suorganizuotą kelionę, bičiuliams, kurie su manim važiavo kartu, už gerai praleistą laiką. Tikrai pilni grįžome puikiausios nuotaikos, puikiausių įspūdžių ir manau, kad kartosime mes dar šitą išvyką. Nu, šiandieną mūsų tokia laida, tikiuosi šaltukas paspaus ir mes jau Lietuvoje lipsime ant ledo. Prieš atsisveikinant noriu visus pasveikinti su artėjančiom Kalėdom ir naujaisiais metais. Na, o šiandieną laidą baigiame, susitiksime kaip visada po savaitės, tuo pačiu metu. Iki!